Labas rytas, čia Jurgis iš tavo Tikslas LT. Šis video apie tai, kaip padaryti gyvenimą įdomesnį. Kaip žinote, kiekvieną rytą aš bėgu. Arba einu, darau pratimus. Tam, kad turėti energijos kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę, būti pakrautam. Ir antras dalykas, aš stengiuosi visada bėgti kitų maršrutų. Kodėl aš tai darau? Organizmas, pats kaip žmogus, yra kaip vadinamas homo automaticus. Tai yra, kad mes turim įpročius ir dažniausiai kartuojam tai, kas yra kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę. Toj pačioj rankoje laikom dantų šepetuką, važiuojam to pačiu maršrutu, sėdėm autobuse su tais pačiais žmonėmis, paleidžiam tą pačią muziką ir panašiai. Taigi, šį rytą aš nusprendžiau nubėgti į Katedros aikštę. Šeštadienio rytą, dabar 6:30. Žmonių beveik nėra. Arba žmonės grįžtantis iš klubų, arba turistai, kuriems nesimiega. Taigi, jūsų iššūkis, jūsų užduotis būtų artimiausiai savaitei kiekvieną dieną daryti kažką kitaip. Pabandykite tiesiog apsirengti kitaip, negu jūs rengiatės dažniausiai. Pabandykite važiuoti kitų maršrutų, negu jūs važiuojate visada. Pabandykit vietoj dešinės rankos laikykit kairiai rankoje dantų šepetuką. Tiesiog įvairūs dalykai. Pabandykite padaryti aplamai kažką kitaip, važiuoti kitų maršrutų. Gal visiškai ne po keliu, gal neoptimalu. Pabandykit kitaip. Ir paleiskit kokią nors kitą radio stotį. Paleiskit kitą audio diską. Jūs pamatysite, kiek tai yra smagu. Taigi, linkiu nuostabaus šeštadienio. Statykit like, jeigu šis video jums patinka, dalinkite su draugais. Ir beje, dar yra vienas konkursas. Jūs užžiūrėkite į mano Facebook puslapį šitą. Pamatysite ant mano sienos konkursas. Kas jūs motyvuoja daryti fizinius pratimus ryte, kas jūs motyvuoja sportuoti ryte. Tie, kurie žmonės susiregistruos, jūs gausite nemokamai į namus, kur jūs bebūtumėt Lietuvoje, nuo mano partnerio, nuo gamintojo GNLD, energetinę arbatėlę. Daiktas superinis, aš jį naudoju jau seniai porą metų. Tikrai tonizuoja, padeda sufokusuoti dėmesį ryte, arba jeigu esi ofise ir labai sunku susikaupti, arba po pietų dažniausiai prasideda tokie lūžimai. Pabandykite ją, išgerkite palyginus su bet kokiais energetiniais gėrimais, tai yra 100 kartų sveikiau, nėra kafeino, tai yra tiek, kiek yra žaliojo arbatoje, daugiau niekiek. Ir tegu bus tokia maža reklamėlė, bet realiai jūs gaunat didžiausią vertę, jūs galit pasinaudoti to, gausit nemokamai, pabandysite. Jeigu jums patiks, kreipkitės, aš tikrai jums padėsiu ją gauti ir kiek norit tokį kiekį. Taigi, linkiu gražios dienos, su jumis buvo Jurgis iš tavo Tikslas LT.